Visi apdovanojimai yra geri iki durų. Iki durų apdovanojimas veikia, nes jis padeda pakviesti svečius. O už durų neapdovanojimas maitina ir neapdovanojimais tu svečius pasitinki. Tai aišku, kad tai sukelia lūkesčių šiek tiek daugiau ir aukštesnių, kad kai kurie žmonės turi įsivaizdavimą, kad kažkaip čia turi būti, kaip jie įsivaizduoja, bet mes gavom už tai, už ką gavom visus tos apdovanojimus šiais metais ir nieko nekeitėm tame. Mes labai stipriai kalbam apie svetingumą, mes labai daug darom to svetingumo ir mes norim, kad svečiai jaustų, kad mes esam apie svetingumą. Priimti svečius, pasirūpinti jais, pamaitinti, palinksminti ir pagirdyti. Tai šitie trys kertiniai momentai. Ir tam turi patikti, kad pas tave ateina svečiai. Ne? Tai žinai, mano mama sako taip svečiams, atleiskite, jeigu kas ne taip. Svečiams, kurie ateina pas ją į namus. Ir tai man yra vienas iš tų svetingumo standartų, kurie aš esu per savo gyvenimą išmokęs, kaip priiminėt žmogų. Aš savo esu įsivardinęs tą suvokimą, kad svečiai ateina tau sutikdami kreditą. Tas kreditas yra, jie tau duoda savo laiką ir galiausiai apdovanoja tave savo pinigais. Tai kai žmogus manim pasitikė, aš nenoriu jo nuvilti. Ir kartais jisai yra, aš kaip sakau, jis biškelį pokštas yra, kartais jis drimba, kartais jisai tepa, bet ir yra apie tos tikrus pojūčius, o ne apie, žinai, šakutėmis ir ten viskas labai tvarkingai, labai gražu, labai daug technikos sudėta. Aš manau, kad technika nieko nenuveda, jeigu tu neturi tame skonio. Man gal sentimentaliausias yra, tai vis dėlto yra tie koldūnai, nes tai yra mano mamos receptas ir aš jo nepakeičiau. Ir mano mama nesenai buvo, lankėsi pas mus čia restorane, tai jinai aprūvina mūsų gamybos metodą. Susijungia ten keletas momentų, ten susijungia mamos receptas, kurį aš atsimenu nuo vaikystės ir jį žinau. Plus susijungia šiek tiek grybų, kas jį paverčia tokių sentimentalių, primenančių apie šeimos šventes per kalėdinį laikotarpį. Kas tikrai liks, manau, kad kurį laiką dar meniu patupės koldūnai. Nežinau kokią formą, bet tikrai liks vištienos karamelė. Tartaras tikriausiai besikeičiantis formą, bet vienu ar kitu būdu visą laiką bus meniu. O po to viskas kitkas yra jau kaip mes sugalvosim daryti. Mūsų vienaragis gyvuoja puikiai. Ar svečiai po vienaragio gyvuoja puikiai, čia kitas klausimas. Bet vienaragis išdykauja toliau rimtai.